Šiandien turėjom išvažiuoti anksti ryte, bet nes šiandien žmonai reikėjo atlikti skambutį dėl darbo. Paskui buvo audra baisi, su žaibais vėl, tiek buvo vėl žaibų, kad negalėjau aš tas kalnas važiuoti, man buvo baisu tikrai. Nu tai vat vėl važiuoju dabar 2 valandą jau į vakarienės, tik tai kažkiek valandų liko. Kiek spėsim, jau ką mus paims. Debesys vis dar tokie piktoki. Reikia tikėtis, kad kažkur iš ten neatslinks vėl nauja audra. Kairėje San Marino nugarą, sėdamės iš galo. Kadangi pasirinkau Extreme Enduro Electric Mountain Bike Cycling, nes be abejo aš toks ir esu, tai vais dabar nuvedė mane puikių kelių. Maršrutas tai 5 km, 1,5 km sukilimo ir va tokį važiuoju dabar ant 5 km per valandą per kažkokius šlapius akmenis šlapi su mėštu susimaišę kažkokiu. Prasme, čia nėra mano jėgoms, čia tie akmenys, jie atviri, musės ten tai būna. Spigliai sulindo į mėsą. Va, spigliai linda į mėsą dabar. Negaliu stotis. Žmonės paliko atvirus vartelius, parašė, kad čia galima užeiti į šitą private property. Ir pažiūrėkite. Kaip gražu. Pažiūrėkite. Kažkas pasistengia tikrai gražiai. Ten arkliukas. O ten tolumoj Karpenijos kalnas, į kurį važiuojame pirmiausia. Už jo bus Sasso Simone, jeigu spėsim. Gyvenk tokiu būdu, kad norint, man atrodo, tavo žingsniai visada būtų su gėlėmis, maždaug taip čia verčiasi. Gal truputį sunku išversti. Atsivėrė Karpenija. Kalnas, kur ir kilsiu. Žiūrėkite. O, brolyti.
Na, jeigu taip sakai, komutė. O, kas pripažįsta. Mountain ir... O, brolytė. Čia su kliplės pedalais jau biškį man darosi. Visoka. O, brolytė. Čia tokie biški purvai prasidėjo. Tie purvai, na jie mažiau malonus, nes mūsis dar labai puola. Prasme. Žiauriai taškus, purvutas purvas yra mėšlo kvapą. Pažiūrėkite. Ventratorių. Čia brosdinasi. Pažiūrėkite ten. Nu va čia tai jau papuolėm dabar. Ta prasme, viskas čia yra gervogės faktiškai. Auč! Jeigu ne gervogės, tai jaučiu kokie nuodingi lapai. Ne, nu čia nelabai, ta prasme nelabai čia gerai. Gal pagerės. Dar drugeliai burna dabar. Dar drugelių. Spygliai, fuck. Jesus Christ. Ta prasme, čia netoks... Musė iš šalmo lindo. Šitas man nepatinka vieta. Ką tik buvo gražiausia vieta pasaulyje, atseit, čia tai sucks. Auč, fuck, barščiai čia dar. Ne, nu čia tai backwater yra kažkoks, tai tikrai. Visur kraujas plūsta iš manęs. Barščiai dilgina. Nu, kas tikrai nėra gerai. Kalno, kur mes keliaujam, išteka nuostabus krioklys. Na, ubelis su krioklys. Nes čia aš jau ryte maudžiusi. Tai aš tikrai trumpam užsuku. Nuostabi vieta. Debesis. Pažiūrėkit. Ar čia, ta prasme, nėra fantastika? Truputį reikia persivalyti čia viską. Prasme, nes, nu, jaučiuosi kaip stabdo čia viskas man. Prasme, pažiūrėkite. Tas prakeiktas mešlynas, va ką padarė. Tikiuosi nebus to, nes tas man labai nepatiko. Persukė toks prieš mūsų, kad, nu, na, nejokinga. Nežinau, ar jos matosi. Bet aš nemanau, kad jos nori ką nors gero iš manęs. Ta prasme, spiečius.
stengiuosi makaluotis visas. Kas baisiausiai, kad iš parato eina ant tiek purvo, kad tu nebežinai, kur musė nutupė, o kur, fuck. O kur ne musė. Kur aš čia esu? Čia man nereikėjo. Čia iš baimės. Važiavau čia. Iš baimės bus suėstas mūsų. Čia saulė nebėra. Bet dėja man reikia šešėlį. Ir aš čia esu. Žemyn. Jūs juokaujat. Na gerai. Visi, kad prateka upeliai iš kalnų. Jie tokie nelabai net ir subtilūs buvo. Buvau sutikęs ūkininką ir jisai man pasakė, kad turbūt nepravažiuosi čia. Turbūt tas komutas tave nuvedė neįdėliais gal keliais. Ir žinot ką? Aš jums parodysiu. Nežinau, ar tai matosi kas nors. Tas mato, bet, nu, ta prasme. Su dviračiu čia. Ką žinai? Čia. Pėsčias gal. Bet su elektriniu dviračiu bijau, kad, nu, čia ne man. Gerai, einam ieškosim kokio kito kelio ar ko nors. Šiaip gaila, nes tai reiškia, kad galime nespėt. Nes čia visas tas pasikeičia visas maršrutas. Tai ne kažkas. Upeliai vis dar teka, aš bandau ieškoti kelio aplinkui šitą vietą, kur taip ir jaučiau, kad bus blogai. Kur nereikia. Bandom pasiekti tą vietą, daugmaž tą kelią, kur be reikalo nusukome. Čia problemas kaip ir visur, net ir su baiku yra ką veikti čia. Turi baigtis ir prasidėti kažkoks tai kelias, kuris komutė pažymėtas kaip tiesiog trail, o ne road. Tai vat, Jesus Christ. Tai va turbūt čia jis yra.
Jo. Nu tai. Nu tai ką aš galiu pasakyti. Nu bandom kažką daryti, bet iš šito nevažiuoja. Tas ne, akmenys iššoka, iš aparatų ir viskas sustoja. Mes džiaugiamės funkciją, kur leidžia padėti stumti dviratį šitai kalną. Tai yra rieda labai lėtai. Gal čia jau toj galėsim važiuoti vėl. Saks, bet cool. Tokia nuostabi pieva. Čia žiūrėkite. Net jeigu nepasieksiu ten viršaus Karpenijos, tai bent jau šitoj pievai noriu pabūti. Žiūrėkite, kas ten per gražus dalykas. Šitas regionas, nu mano nuomonė. Čia beje Emilija Romanija ir čia man atrodo kertasi su Marčia. Kaip tik va čia va kažkur tai. Fantastika. Turbūt atsigerkim saulėje, nes saulė puola sparvos. Žodžiu, jo, čia vat čia kažkoks karpeniškas kalnas. Toks va jisai yra. Kažkur ten man reikėtų atsidurti. Ne, čia tik pradžiojo, aišku. Your route is 1,000 meters behind you. Jep. Bet tas rūta nepravažiuojamas, tai komutę mes bandom čia. Ten yra pilis. Kažkokia tai. O dar kažkur kitur. O, ten labai įdomus darinys. Tai labai įdomus toks kaip kelias, matote. Pažiūrėkite. Važiuojam toliau. Paliekam apsigažą vietą. Bandom surasti toliau tą rausę. Kažkaip optimizmo labai nesukelia, žinant, kas buvo anksčiau. Matau, bet to, kas yra čia. Čia statu kaip ten, nes jūs čia nematot, bet žinokit, mano čia yra statu. Kyla piestų viskas. Your route is 1.1 kilometers left of you. Kalno takelį. Jis daug geresnis iš tos, kur ten buvom. Nu, gal čia kažką padarysim. Komutas kol kas nieko jis nedaro daugiau, nei jis perplanuoja, nesprantu aš. Jam kažkaip yra beyond. Gal dėl to, kad čia... Gal dėl to, kad čia va toks atrodo yra. Ar jūs matot? Opa. Nu, okei. Ten takelis toliau eina, tai ką, čia upė, tai tikiuosi dabar jinai nepatvins mums. 8 kilai. Ten įkriskim geriau.
Čia jau daras ir aukštokas, sakyčiau. Tai prasme, jau kristum, tai užsimuštum viskas. Jūs gal nematot, bet va ten iš to viskas yra vala ir sklendžia erelis. Tai jau geriau nenukrist. Ta uola taip apgaulingai užstoja šitie vat krūmeliai, kurie čia auga. Tai gal jie ir tave sulaikytų, gal ir nesulaikytų. Kažkas labai negerai su bėgiais. Žinau, kad reikia dabar pažiūrėti, kol dar nesugedo, bet žiauriai tingiu. O taip. O taip. Saulė vabalai išnyko. Nebaisu. Dabar čia į priekį maršrutas labai šlykščiai neveda į tą kalną, pasirodo. Veda į akmenį Simono, sąsodį Simonė. Simono akmuo ir tada tik tai jau grįžtant pro viršūnę. Galima čia užsukti kavytės išgerti. Pasižiūrim, ar veikia. Follow this way for 750 meters. Košmaras. Smusis yra košmaras.
Wow. Čia tai kažkas kita yra. Labai daro sunku įsiklipinti. Man to užsitešė kažkaip pravaistis. Klipsai. Wow. O, wow. Ne, nu čia žinau, kad teks daugiau sėdinėti, filmuoti, na. Čia yra įspūdinga. Tas kelias, bet šiuo metu važiuoju, kur kyla ratas. Piestas. Piestas vėl, piestas. Prasme. Nėra čia lengva. Galėjo nebūti šitą. Bet nėra toks šlapas, aš dievo mėštas. Gaila mano daiktų, telefono, visko. Va to, kad aš nemėgstu. Ta prasme, čia kažkokios keistos pėdas yra. Vau, čia kaip japoniškam sode. Tokie akmenys. Grynai tokie. Karvės išgąsdina mane, tos parvos, jie laukia kraujo, o kraujo paleido vėl tos, va, vėl spygliai, ką tai paleido kraują. Purvas stabdo tą dviratį. Šiaip čia nėra lengva. Auč, auč, auč. Lemba. Grinai kaip iš filmo. Westernus aš labai mėgstu. Kaip ir mano močiutė. Bent jau man taip sakė. Stop recording. Stop. Stop recording. Išbandysime kitą vietą kameros. Tai yra ant šalmo. Pažiūrėkite, kas čia. Oho. Kokia fantastiška vieta, kur taip tokia stepė kažkokia. Žiūrėkite. Čia prisėdi ir geri kavą. Vau. O kas ten?
Irgi labai gražu. O, mėšlas. Arklių turbūt kažkokio. Gal dėl to, kad į kalną. Kaip jaučiu, kad šiandien Karpenėje jau nebe tą kalną. Teks čia pažiūrėk. Ir eiti va ten. Kaip mes tai padarysime, Dievas nežino. Ten aš mielai eičiau, bet su šarbaiku, ne. Čia jisai, bet čia kaip ir uždaryta. Kas čia būtų lengva pralysti. Labai aš noriu varyti vienas dviračiu. Nu gerai. Bandom kelią kitą surasti.
Vau. Čia tai keista vietelė. Nežinau, ar tokia jau maloni iš tikrųjų. Akmenų sodas toks. Lyg būtų, nežinau, troliai čia nusileidę. Kaip man iš čia išvažiuoti, draugai? Neįsivaizduoju. Kažkoks trėsas čia eiti yra, bet jisai netoks kokį norėčiau matyti. Jau kad teks. What the fuck tas? Nu, nes čia tai ne, čia pėsčiųjų trėsas. Čia aš nenoriu važiuoti visai. Ouch. Ouch, fuck. Jam čia labai slidu, žinokit. Šiaurės slidu. Ouch. Jau šitą kelionį pasižymėjau kaip ypatingas keliautojas, vadinkim. Įstikinam, kad tikrai čia išves kur reikia į gatvę mus. Jo, ir tada jau komitinam. Ok. O, Jesus Christ. Ne, nu čia sunku yra. Kur aš čia patekau?
Wow. Nu čia ne dviračiams trėsas. Gal aš čia ir praeisiu pėsčias. Ne, šiandien karpenijos jau nebus. Iš čia jau gyvas ištrūksiu. Tai nežinau. Ar aš dar ją apskritai važiuosiu. Čia ištrūksiu. Ar ne? Va, kažkokios pelkės prasidėjo. Nelabai čia man patinka, tai yra pasakius. Faktiškai čia aš nevažiuoju nekiek, bet nebedaug liko, nu iki to jau, ką aš žinau, iki to didesnį treilsą. Bandau. Žiauriai sunku čia. Ta prasme, slysta viskas. Purvas. Jau įsijungiu Max pagalbą, nes nu... Viskas, čia aš pats ten neapvažiuočiau. Ne, pasisuko ir viskas. O, kaip gera. O, vargelė, ir oro atsirado iš karto. Viskas. Važiuojam žemyn. Saso Simonė mes jau prisižiūrėjom, žinokit. Jau daugiau aš nebenoriu šiandien. Taip, kad galime leisti žemyn. Man kiek čia tamsu yra. Grinai tik lokį ir sudikti šitoje vietoje. Auč, fuck! Įgėlė kažkoks vabalas. Taip skaudžiai. Nu va, žiūrėkite. Kažkas jau darosi artėja kelias. Labai nerekomenduoju šito kelio atgal. O, tiesą sakant, tikrai plentas ir saulė pagaliau. Kaip gera yra saulė. O, tiesiog atgaiva sielai. Plentas čia gražesnis už tą. Pažiūrėkite. Apvažiavome mes tą akmenį. Prolyti tai jau buvo sunku. Kažkur tose miškuose siaubingose buvau nepasaklydęs, nu bet ten šešėliuose. Kažkur buvau lindęs. Nepatiko man jie. tą aš galiu pasakyti drąsiai. Jeigu pėsčiomis eiti, tai taip, bet kažkaip su dviračiu labai nepatiko, nežinau kodėl. Jaučiausi įkalintas ten.
Nu, bet dabar viskas gerai. Su va tokiu debesimi ir baigsiu šiandienos kelionę turbūt. Gal dar filmuosiu, kaip nusileidžiu į miestą, bet šiaip tai buvo smagu, išskyrus kelis etapus. Ir to važiuosim aukštyn, dar aukščiau. Čia turėtų būti fun, nes čia leisimės daug. O. Sakant, fun, kol neužsimuši. Prastas bokštas.